Skambutį, sako, alio, atsiprašau, čia senjoras Rodas. Jo, suprantat, čia jums skambina jūsų užmiesčio vilos namų valdytojas. Jo, Rodrigesai, klausau, čia aš. A ką, kas nors atitiko? Nu, suprantat, senjorė Rodai, čia dalykas toks, suprantat, jūsų papūgai ten, atsimenu, Flaubertas, tas buvo labai protingas eilėraščius, jisai numirė. Kaip numirė? Nu, matot, jisai užvalgė 2 selenus ir numirė. Palauk, ta papūga, kur aš 100 000 atidaviau už ją tarptautinių parodų, prizininkė, sako, nudvėsė Flauberas? Nu, matot, ponai, palauk, kokie 2 selenai? Kas jam davė 2 selenus? Tu davai 2 selenus? Ne, ponia, aš 2 selenus nedaviau. Jisai paprasčiausiai nupalėsi ir nudvėsė. A iš kur 2 selena pas mus? Ne, suprantat, ponia, tas arabų ristūnas, tas bucefalas, kur, atsimenat, jūs už kelis milijonus ten pirkot, tai jisai ir nudvėsė. Kaip bucefalas nudvėsė? Palauk, kaip jis galėjo nudvėsė? Nu, suprantat, ponia, jisai tempė cisterną su vandeniu ir, cisterna, kadangi labai sunkiai, tai jisai neišlaikė ir nudvėsė. Papūga palėsi. Palauk, dėl Dievo, kokia cisterna? Bucefalas jis neturi tampyti cisterną. Ne, suprantat, ponia, cisterną jisai tempė, nes mes gesinom gaisrą. Rodrigesai, kokį gaisrą? Koks gaisras? Nu, suprantat, ten jūsų namas jisai degė, suprantat, jisai nuo žvakės užsidegė užuolaidą ir pala, stop. Tai tu nori pasakyti, kad nuo vienos žvakės, reiškia, užsidegė visas namas, ką sudegė? Nu jo, sudegė, Palauk, tai kam tu uždegė pavilnių tą žvakę? Nu, kaip, ponė, laidotuvėm? Kokiom laidotuvėm? Nu, jūsų žmonos, suprantat, jūs tik nesijaudinkit, suprantat, aš buvau namie, jūsų žmona labai vėlai naktį jinai grįžo ir kažkodėl tai, matyt, nenorėjo, kad aš pastebėčiau, jinai lipo pro langą. Aš pagalvojau, kad vagis, ir suprantat, paėmiau tą jūsų šitą naują golfo lasdą, ten, tą naują, atsimenat, ten Taylor Made Super Squad 460, ten buvo užrašyta, aš jai kaliau į galvą, pauzė tokia figena. Rodrigesai, jeigu tu sulaužė šitą lasdą, tau yra pizdėts.